Sveikinamės iš virtuvės mitų griovėjų sodybos ir tokį gražų vakarą užsikūrėme grilių ir norime parodyti, ką galima pasigaminti skanaus, lengvo ir su, žinoma, mūsų virtuvės mitų griovėjų duona. Šiandieną naudosiu virtuvės mitų griovėjų juodą duoną. Ją galima iš karto mesti ant griliaus. Prie duonos dar reikės visos kekės šviežių mažų pomidoriukų. Ją irgi taip praktiškai galima dėti. Ir paliekame kepti apie 5 minutės. Kol mūsų duona bei pomidoriukai kepa, aš pasipjaustau šviežių ridikėlių. Štai, duonytė iškepusi, karšta, nuimam nuo griliaus. Man labai patinka juodą duoną, kuri yra apskrudusi, įtrinti tiesiog česnaku. Įtriname česnaku, pajausite nuostabų aromatą. Ir ant viršaus dedame rikotos sūrio. Dedame ridikėlius. Ir mūsų pomidoriukai jau apskrudo, visa kekė, matote, nukrita, atrodo kaip razinos. Ir po vieną nuimame nuo šakelės. Tik kai valgysite, būkite atsargus, nes pomidoriukus būtinai reikia patraiškyti, užberti šiek tiek druskos, truputėlį pipirų, šviežių svogūno laiškų. Tikrai labai gaiviai, skaniai, vasariškai atrodo mūsų siūlomas sumuštinis su juoda virtuvės mitų griovėjų duona. Pabandykite, tikrai patiks.